O, voveruškas. Pasislėpusios. Biški peraugusios, bet valgyt gali. Gediminai, pavyzdžiui, karantinas, toks žmogaus vardas. A, čia nuo COVID ar? Nežinau, bet jisai teigia, daug metų miškai buvo ir augo natūraliai, kol neatsirado miškų urėdijos. Bet jis pats atsakė, tą buvo ir augo. Buvo ir augo, tai reiškia, mediena yra skirta tam, kad ją panaudoti, užaugina ir naudoja. Yra sklypai miškų, kuriuose galim ūkininkauti ir reikia ūkininkauti, ir yra rekreacinės paskirties sklypai, kurie yra skirti visuomeniai, žmonėm, kuriam pasivaikščioti po parką, kaip ir kažkada minėjau, ten, ar tas pats pušynas Nidoje ar Palangoje, pro kurį gali pasivaikščioti, bet didžioji masė žmonių po tokius miško masyvus nevaikšto. Jie kartą per metus atvažiuoja pagrybauti. Kaina šiaip standartiškai mes skaičiuojam paprastą traukimą su nuliniu atstumu traukimo. Tai yra, jeigu miškas čia, o traukimas iki artimiausio kelio skaičiuojam 6 eurai plus už kiekvieną 100 metrų po 10 centų. Tai jeigu ten bus kilometras, tai bus 7 eurai. Jeigu reikės dėtis vikšrus, dar plus 1 euras, tai 8 eurai. Jeigu reikės dar vieną komplektą vikšrų dėtis, tai tada bus 9 eurai. Jeigu užsidėjus tos 4 vikšrų komplektus neįmanoma bus pavažiuoti arba reikės važiuoti tiek, kad dizelis bėgs per baką, kolonėlę turės atsivežti patį mišką, tai ta kaina jau kitą kartą tiesiog darom, ypatingai šio sezono metu darom tuos darbus, kad tiesiog padaryti. Nes yra tokių miškų, kuriuos esame iškirtę balandžio mėnesį, tikėjom, kad vasara bus, bet tos vasaros jos nėra, kad išdžiovintų tiek, kad būtų įmanoma normaliai paimtą medieną, nesugadinant dirvožemio ar ten tų ištraukimo kelių. Kito varianto tiesiog nėra. Dabar atėjo tas momentas, kai nei pablogės, nei pagerės, ar artimiausio mėnesio pašals, nepašals, ar išdžius, neišdžius. Tai ar dar laukti žiemos, kuri neaišku ar bus, ir prilis lietaus dar daugiau, kur dar sudėtingesnės ištraukimo sąlygos bus, tai tiesiog jie vadovaujas to principu, aš medienos supūdyti miške negaliu. Aš ją turiu išsitraukti ir realizuoti. Atvažiuojam su traktoriais ir sutvarkom ištraukimo kelius. Tai atsakymas į jaunolynų ugdymo, kirtimų, ta prasme trakas, lazdynai, šaltekšniai ir taip toliau už ištraukimą, jeigu šakos yra sudėtos į krūvą, skirsto su giliotina, už ištraukimą šiaip skaičiuojam 4 eurus. Apskritai, jeigu jaunolynų ugdymą darom su giliotina, bet jisai turi būti daromas tarp 15-20 metų, kad būtų galima ištraukti biokūrą ir iš jo gauti naudos. Dėl to, kad jau būna ir pats tas biokūras, jis būna užaugęs ir medžiai ta prasme, medynas susiformavęs, kada dar gali gauti iš to naudos. Tai už biokūrą skaičiuojam kirtimo traukimo rangą 7,5 euro už erdvinį metrą. Tai kinta jinai nuo atstumo arba nuo kuro kainų kolonėlėse. Iš karto, ta prasme, stengiamės informuoti. Pasakai žmogui, aš tiesiog arba nutraukiam darbus, nes negalim vykdyti tos veiklos, arba sukandęs dantis tiesiog, jeigu matai, kad kažkas eigoj pasikeitė, kur lietus ten pradėjo lyti, tai tiesiog pradėtą darbą turi pabaigti. Jo negali tiesiog vidury darbo mesti. Arba skambini, taries, atsakai tokią situaciją, negalim už tokią samatą atliktų paslaugų. Čia ko gero, kad jeigu mašinai traukia motorą ir matai, kad dar prie to užlinkus greičių dėžė, tai skambini su žmogum ir taries ir sakai, kad yra dar kažkokia atsiradus viena kita bėdelė. Čia turbūt gal vagis klausia. Misko vagis? Prie kiekvieno sandėlio tai tikrai nestatom prie tų pasirinktinų sandėlių, kuriuose žinom, kad kažkas galimai gali įvykti. Ar ten, kur pravažiuojamas geras kelias. Tokių atvejų su tom vagystėm retai pasitaiko. Bet jeigu jis uždavė tą klausimą, tai jeigu jis pamatė lentelę, vizoną, medieną,